Esu neringa, kas nežinot. Ir sumaišiau vieną dalyką, kur dabar, man atrodo, daug kas jau sumasto. Atvykau į Filipinus. Tik atvykau viena, bet galinio bilieto ir bet realiai plano. Tai, man atrodo, daugam kiltų klausimas. Ar baisu? Taip. Tai turbūt būt gal dėl to ir įrašinėsiu. Bent jau stengsiuosi įrašinėti. Kad jei nuo kur nors nukrisčiau ir prarašiau atmintį, taigi nieks nebus matę. Tai jūs turbūt būsit matę. Tai kol kas, kol šviežios mintys, nors dar užtinus ir po beveik 3 parų kelionės nemiegojus, bet atvykau į pirmą atostogų vietą. Bet šiek tiek nuo pradžių. Tai žodžiu, šiek tiek apie tą Lietuvos išvykimą ir tą kelionę be atgalinio bilieto. Tai toksai dalykas neegzistuoja. Kelionė be atgalinio bilieto. Tai gaila, aš padariau klaidą ir sužinojau šitą dalyką tik tada, kai reikėjo registruotis bagažo. Tai ačiū Dievui, kad atėjau anksčiau ir man tai pasakė, tai tik vienintelis minusas buvo apsispręsti, kur po 30 dienų keliausiu toliau. Bilietai nupirkti, ar keliausiu ar ne, priklausys, kaip aš sakiau, kada atsibos arba kada pinigėliai baigsis. Tai pirmiausia, išvykau faktas iš Vilniaus ir vykau į Stambulą. Kaip skrydžių bilietus susiradau, tiesiog ieškojau vietų, kur noriu nukeliauti. Tai buvo tarp Indonezijos, Filipinų, šį kartą laimėjo Filipinai ir buvo keli pasirinkimai – Manila arba Cebu. Tai atsidūriau Cebu. Stambulo oro uoste buvau, kai pasaulyje prasidėjo pandemija. Viskas buvo uždaryta. Tai iš Vilniaus atvykau į Stambulą. Stambulė reikėjo laukti 6 valandas. Gerai. Stambulė taip reikėjo laukti 6 valandas, bet nebuvo jau taip blogai. Gerai, jau tiek pat pavargau eiti, kiek mano veidas užtėlė. Jo, Stambulo oro uostas tikrai labai didelis, tai net vien tik iki lounge zonos eiti praėjau kokias 6 moteriškas mečetes ir 8 vyriškas. Tai ilgas kelias. Hekas, tai užsisakiau Revolut kortelę, per kurią dabar daug kas visokius lounge'us užsisakinėja. Tai aš tiesiog užsisakiau lounge'ą, buvo parašyta, kad galima tenai būti 3 valandas, kurių metu galite nemokamai gerti alkoholinius ir nealkoholinius gėrimus, kavą, arbatą, maistas ir nemokamas internetas, nes Stambulo oro uoste tikrai brangus internetas. Tai sakysite neringa, ar apsimokėjo imti lounge'ą? Aišku, gal ir neklausite ir nesakysite, bet mano klaida buvo, kad aš neįsigilinau per daug, kad yra begalės daug lounge'ų ir turbūt už tą pačią kainą, kas yra 20 eurų, 21, man atrodo, per Revolutą pasiėmiau lounge'ą, bet jis nebuvo kažkoks super duper, ką galite pamatyti. Baisiausias dalykas keliaujant vienam, tai kad jei tu skrydžiai naktį, tai galiu užmigti. Tiesiog pramiegoti savo skrydį. Skrydis buvo taip ganėtinai ilgas, bet visai patogus, nes 4 valandas beveik skridome iš Vilniaus į Stambulą, tenai laukėme 6 valandas ir tada atsitiko įdomesnis dalykas, kad skridau iš Stambulo į Manilą, kas Manila yra Filipinų sostinė. Ir tenai padarėme tarp maršrutinį autobuso sustojimą, tik čia lėktuvo buvo. Aš nežinau, aš gal nedaug keliauju, bet man tokio dalyko nebuvo
pasitaikė. Taip aš mačiau bilietuose, tai buvo parašyta, bet kažkaip buvo sunku patikėti. Tai skridome 11 beveik valandų iki Manilos, tenai sustojome, 85% lėktuvo išlipo ir mes 15 likome. Ten šiek tiek aptvarkė tą lėktuvą 2 valandas. Tada toliau nubildėjome 50 minučių iki Cebu. Apie Cebu, manau, vėliau papasakosiu, aš jame neužsilikau, aš tik vėlai vakare išėjau, nusipirkau SIM kortelę, kurią iš karto išėjau iš bet kurio oro uosto rasite, būtinai pasikeisti reikia pinigų dėl to, kad už SIM kortelę mokėsite grinais ir išsikvietus Grabą, kur čia kaip vietinis Uberis ar Boltas, nors ir Uberis ir Boltas yra, bet kažkodėl naudojausi Grabo, vėliau tikrai pasinaudosiu ir kitais, Uberis žinau, kad brangus čia. Tai iškeliavau į savo Infinity kapsulę. Apie kapsulę, tai kapsulė man patiko, kainavo 18 eurų, tikrai buvo tvarkinga, visko nuo rankšluosčių iki želės, kondicionieriaus, šampūno, visko buvo. Su Grabu buvo 3-4 minutės, kas yra €50, vieną pusę. Labai patogiai, greitai atvažiavo ir nebuvo problemų. Tik nuvykus į oro uostą šiek tiek apsigavau, nes visos patikras ir viską praėjau tikrai per 2 minutės. Tai teko šiek tiek palaukti. Jei keliaujat vienas, tai faktas visą laiką apsidrauskit reikia anksčiau. Į oro uostą ir visur, kur gali įmanoma būti, kad vėluosit. Bet ne 5 valandom anksčiau. Dėja, bet teko pamiegoti tik 2 valandas, nes buvo per daug baisu tiesiog praleisti skrydį. Tai šiek tiek apsiprausus, pamiegojus, keliavau toliau. Tai kuo mažesnis oro uostas ir ypač Azijoje tikrai viskas vyksta labai greitai, todėl neverta labai skubėti, bet jau geriau apsidrausti. Tai neužteko 5 valandom anksčiau atvažiuoti, bet dar valandą kėlę. Bent guminukų nusipirkau. Aišku, kaip be masažinių kėdžių. Tai mano planas jau išskristi į Cebu, į Porto Princesa. Čia pabūsiu kelias dienas. Visas šitas regionas vadinasi Palawan. Ir jį faktas reikia skristi su lėktuvu, dėl to, kad ferių visiškai aš neradau ir nemačiau. Ir skrydis truko 50 minučių. Ir kainavo 40 eurų į vieną pusę nepilnai. Su priority bagažu, ką reiškia, kad vežiausi 2 kuprinės. Kelionė neprasidėjo, o jau starstau, kad ką išmest, nes sveikas protas jau buvo išmestas, kai dėjausi daiktus. Moteris pasakytų, aš net nežinau, ką aš įsidėjau. Iš tikrųjų nežinau. Tai dabar, ką, tikėkime, bus mano kitas vlogas iš būtent Palavano, ką veikti čia ir ką nuveikiau ir ar likau gyva. Faktas, jei nekelsiu, galimai ne, bet kol kas tiek. Tai dabar esu pirmą naktį Palavane ir turbūt eisiu atskersiu liuko, nes visą mėnesį jo labai norėjau. Tai va, tikėkime, kituose video nebus tokia užtenus. Tai kol kas ir iki.